Labas vakaras. Iš tiesų labai džiugu matyti vėl taip gausiai susirinkusius ir susirinkusias į Lietuvos teatro sąjungos salę, kuri šį vėlyvą rudenį ir žiemos pradžią kviečia į savo projektą muzikiniai susitikimai. Tai štai šiandieną vėlgi ypatingas koncertas. Mūsų scenoje nedidelėje, kuklioje, vieši ypatingo ryškumo žvaigždė. Tai Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė sopranas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros docentė Julija Stupnianė-Kalėdienė. Ir su ja kartu scenoje pianistė Giedrė Muralytė. Tai iš tiesų, pristatydama solistę, dar galėčiau pasakyti, kad šita programa bus savotiška tokia kaip edukacinė ekskursija, edukacinis pasivaikščiojimas po vokalinės muzikos istorijos erdves, nes jos repertuare tiek šiandien, tiek apskritai jos kūrybiniam kely labai yra įvairių epochų ir stilių muzika, kas yra iš tikrųjų labai, pripažinkit, gan reta, nes dažniausiai solistas, vokalistas ar kad ir pianistas turi savo mėgiamą epochą, mėgiamą stilių. Ir dažniausiai tos kūrinius atlieka koncertinėse programuose. Taigi mūsų solistė Julija Stupnianė-Kalėdienė iš tikrųjų dainuoja nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Ir šiandieną jinai mus kviečia iš tikrųjų tokią mini kelionę nuo virtuoziškos, kas yra barokas, ar ne, mes žinom, Petro Povilo bažnyčia, daug puošybos, virtuozerijos, meistriškumo, iki lietuvių kompozitorių šiuolaikinių kūrinių ir šiuolaikinių 20 amžiaus Europos kompozitorių kūrinių. Tai va tokia bus mūsų šiandien kelionė. Na ir pradėsime mes programą nuo vieno žymiausių baroko epochos muzikos kūrėjų. Tai Henris Perselis, turbūt esate girdėję šią pavardę. Galbūt paprieštaraut man norėsit, sakysit, baroko tai Bachas yra pats populiariausias, bet Perselis iš tikrųjų yra anglas ir baroko laikais kiekviena valstybė Europoje ypatingai turėjo po savo genijų. Tai va, anglai turėjo Henry Perselį, kuris kūrė ir karaliaus rūmams ir manau, kad vienas pavadinimas tai tikrai jums labai asociacijų daug sukels, tai Westminsterio abatija. Kas žiūri filmus, skaito romanus, tai tikrai asociacija kyla, tai štai jis labai daug laiko gyveno 17 amžiuje ir labai daug laiko praleido tiek tame vienuolyne, karaliaus rūmuose ir netgi palaidotas yra to vienuolyno kieme. Tai štai šiandieną mes išgirsime ir tuo į sceną pakviesime vieną iš populiariausių jo ir vienintelę iš gausybės operų išlikusios operos Didonė ir Enėjas arija. Opera buvo parašyta iš tiesų karaliaus rūmams, bet Karalius antrasis netikėtai mirė, Karolis antrasis, ir opera buvo atidėta kuriam laikui, pastatyta gerokai vėliau, tik 1689 metais, datų daug nesakysiu, bet šitą pasakiau, kad daugmaž įsivaizduotumėt, kokiais laikais kompozitorius gyveno ir štai kokią muziką mes dabar išgirsime. Tai į sceną norėsiu pakviesti ir labai kviečiu solistę Julija Stupnianė-Kalėdienė ir pianistė Giedrė Muralytė. Ir mes išgirsime, pasitikim plojimais. Tai dar patikslinu, mes girdėsime Didonės ariją iš operos Didonė ir Enėjas. Ir po to girdėsime Henrio Perselio siūlytą G-dur 4 dalių, kurią atliks Giedrė Muralytė. No
ačiū Giedrei, taip ir, ar ne, vizualiai atrodo, matom perukus, šokėjus, rūmus. Ir ačiū labai Giedrei, porą žodžių apie Giedrę. Giedrė Muralytė iš tiesų koncertuoja daug ir kaip solistė, kaip koncertmeisterė, ar kamerinių ansamblių narė tiek Lietuvoje, tiek Prancūzijoje, Italijoje, Suomijoje, vienu žodžiu, plačiai. Yra surengusi rečitalių ir mūsų šalies didžiosiuose salėse Vilniaus rotušėje, Kauno valstybinėje filharmonijoje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, na ir užsienyje. Tarp mano minėtų jau šalių viena tokia ypatinga yra, tai yra Karališkame Omano teatre. Giedrė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip pat dėsto Lietuvoje, yra apsigynusi meno daktaro laipsnį. Taigi, manau, kad tas sritis ir yra daug barokui skiriama muzikos ir jūs tą meilę barokui pajautėte mūsų kuklių instrumentų šiandien atliekame. Na, o toliau barokų žygiuojame ir kitas žymus baroko kompozitorius, italas, smuikininkas, virtuozas Antonijus Vivaldis. Ir jūs greičiausiai jį tikrai labai žinote iš tų populiariųjų metų laikų, nes, na, tai yra kaip sinonimai. Vivaldis, tai yra žiema, pavasaris ir taip toliau. Bet jis yra kompozitorius, kuris labai daug yra sukūręs kitos įvairios muzikos. Nustepsite, bet jis yra parašęs 60 operų. Tiesa, iš jų išliko gal tik 17, bet labai produktyvus buvo autorius ir jo be galo daug yra kūrinių sukurta vokalui, balsui, ypatingai mėgo moteriškus balsus. Ir čia turbūt irgi mes galėtume sakyti, va tai ir jaučiasi, pavyzdžiui, metų laikuose irgi smuikui labai daug, ar ne? Tas toks švelnus, aukštas tembras, matyti, jį įkvėpė ir žavėjo. Ir dar man toks įdomus dalykas, nes Vivaldis atrodo, kaip jau ir visame pasaulyje visais laikais turbūt jisai buvo grojamas. Bet pasirodo, kad iš tikrųjų jis buvo labai ilgai pamirštas. Gyveno tai 17 amžiui, 17-18 pradžioj, 17 pabaigoje, 18 pradžioj mirė. Bet jis buvo labai ilgai pamirštas ir tik po Antrojo pasaulinio karo vokiečiai atrado jį, tada buvo skiriamos muzikos savaitės, tada buvo įkurtas jo fondas, pradėta ieškoti kūrinių, pradėti jie leisti, o dabar jau atrodo, kad, kaip čia taip galėjo būti, kad šitiek amžių žmonės Vivaldžio nežinojo, tai va. Ir dar ką, prieš pakviesdama mūsų gerbiamą solistę į sceną, dar labai noriu pasakyti, kad jos iniciatyva ir jos repertuare iš tikrųjų labai daug skamba Vivaldžio muzikos vokalui, o pas mus yra nedaug. Ir solistė netgi įgyvendinus yra projektą Viva Vivaldi, kuris iš tiesų kartu su orkestru Cantus sulaukė labai didelio populiarumo, jos programos ir pripažinimo. Tai dabar kviečiame vėl solistę pas mus sugrįžti ir išgirsime dvi Antonijo Vivaldžio arijas, viena iš operos Tigrane, o antroji Vagante arija iš oratorijos Juditos triumfas. Juditos triumfas buvo pastatytas Vilniuje prieš kažkiek tai metų ir mūsų gerbiamoji Julija kaip tik atliko ten Juditos vaidmenį. Tai pasitikime. Senza ritorno scudo
Dabar šiek tiek romantikos. Antonino Dvoržako valsas atlieka Giedrė Novaitė.
toliau keliaukime operos keliais. Prisiminkim dar kartą, ką tik skambėjusią Vivaldžio skambėjusias arijas. Nes tuoj girdėsim šiek tiek kitokią muziką ir pakalbėsim apie operos reformatorių, pirmą tokį operos reformatorių, Kristofą Vilibaldą Gluką, turbūt irgi esate girdėję. Reformatorius, jis aišku, kaip ir daugelis operos reformatorių, yra gimęs Vokietijoje. Ten po to yra ir daugiau vokiečių kompozitorių operos reformatorių. Glukas buvo pirmasis. Ir kame jo ta reforma? Todėl, kad jis panoro atsisakyti tos virtuozerijos, supaprastinti muzikos išraiškos priemonės tam pačiam giliam emocijų atskleidimui, bet paprastesnė melodija, aiškesnė dramaturgija. Ir pažiūrėsim, kaip jam tai sekėsi. Pirmą savo operą, pirma ir žymiausia jo reformuota opera, tai turbūt irgi esate girdėję, Orfėjas ir Euridikė. O šiandien mes išgirsime dvi arijas iš kitų operų, rečiau pas mus statomų, lyg ir tas Orfėjas nelabai aišku dažnai statomas, bet bent jau labiau žinomas. Ir jeigu galim pasižiūrėti tuos tarptautinius transliuotojo kanalus, tai prie šitos operos statytojai grįžta. Ir rečiau grįžta prie Ifigenijos Tauridėje ir Pario ir Elenos. Tai štai dabar išgirsime vieną Ifigenijos ariją iš mano minėtos Ifigenijos Tauridėje ir Odil Dolce Ardo iš operos Paris ir Jelena. Tai kviečiame į sceną mūsų solistę.
Nes iš tiesų jis, kaip jau sakiau, gimė Bavarijoje, mokėsi Milane, Vienoje, gyveno Kopenhagoje, Hamburge, galiausiai Paryžiuje. Na, visais laikais Paryžius buvo meka menininkų ir jau čia matyt toksai to miesto likimas. Ir dar vienas dalykas, turbūt atkreipė dėmesį, kad pasikeitė visiškai arijos pati struktūra, svarbu melodija, jos garso toksai vientisumas, ar ne, atsirado tos tokios reikšmingos pauzės, įkvėpimai ir pasikeitė ir pritarimas. Na, mes čia turėjome, aišku, pianiną, bet net ir orkestre. Viskas pasidaro vardan aiškumo, vardan siužetinės linijos. Tai va, tai Gliukas tokį kaip ir padarė į melodiją, į paprastumą. Melodija ir Paryžius, du žodžiai, kurie dabar atveda mus prie kito, visai kito kompozitoriaus, tai Chopin. Tuoj pakviesim mūsų gerbiamą Giedrę pagroti Chopino Nocturne Cis-Moll, bet prieš tai kodėl Paryžius? Todėl, kad Chopinas, visi žinom, yra lenkų kompozitorius, lenkų didysis genijus. Bet jis visą gyvenimą laiškus rašė ir kalbėjo prancūzų kalba ir didžioji jo gyvenimo dalis ir visi kūrybiniai, pagrindiniai įvykiai įvyko būtent Paryžiuje ir Prancūzijoje. Tai čia taip tolima tokia sąsaja, bet kaip pagalvoji, tai viskas gyvenimo taip yra susiję ar 17, 19 ir 20 amžius. Viskas sukasi spirale. Tai Giedrė, kviečiame jūs.
Na, dabar keliausim toliau ir turėtume turbūt keliauti minėdami Wagnerį, Verdį, Pučinį ir daugybę genialių operos kompozitorių, bet jau turbūt nujaučiat, kad taip nebus, nes mūsų solistė ir pianistė parengė visai kitokią programą, kiek netikėtai, ir jau supratote turbūt iš eigos. Taigi dabar artėjam prie 20 amžiaus ir pasiklausysime dviejų, na turbūt retai labai girdimo prancūzų kompozitoriaus kūrinių. Tai Reinaldo Hano kompozitorius, gyvenęs 19 amžiaus pabaigoje 47 metais. Jisai mirė Antro pasaulinio karo metu. Įdomu tai, kad jisai buvo, talentingas labai daugelyje sričių. Jisai buvo muzikos kritikas ir praktiškai beveik iki mirties dirbo labai apžvalgininkų muzikos labai garsiam Le Figaro laikraštyje. Taip pat vienu metu buvo Grand Opera Paryžiuje direktoriumi, pats kūrė ir pats netgi buvo dainininkas, dainavo. Tai, talentingas visapusiškai žmogus. O šiandieną mes paklausysime du jo kūrinius. Tai Entuziastas, lietuviškai sakau, ir antras Chloru. Kviečiame ponę Juliją, jeigu ne taip ištariau pavadinimus, jie mane pataisys. Que te
šiandien tikrai mums labai pasisekė, manau, tiek jums, tiek mums, tiek šiai saliai, nes Julija iš tiesų yra žinoma solistė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Ji yra įvairių tarptautinių konkursų laureatė ir Grand Prix laimėtoja Vienoje, Austrijoje, Kijeve, Suomijoje, Italijoje. Štai 18 metais įgavo aukščiausią apdovanojimą Regina di Romanza, romanso karalienė. Tarptautinėme konkurse Romanza in San Marino, Italijoje. Lietuvoje taip pat yra pelniusi apdovanojimų. Tai pirmoji premija Vincės Jonuškaitės Daunienės vardo konkurse. Ji buvo nominuota metų operos viltimi operos ir baleto teatre. Na, karjerą solistė, kaip jau supratot ir žinote, turbūt pradėjo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje, Violetos vaidmeniu, Verdi Traviatoje, taip simboliškai. Ir iki šiol jinai dirba šiame teatre ir kūrė daug vaidmenų. Jos kūrybinis bagažas, kūrybinis, sakyt, turtas yra labai gausus ir didelis. Taip pat yra atlikusi vaidmenų ir užsienio teatruose, štai Rone teatre Danijoje, ji atliko Fiordilidži vaidmenį Mocarto operoje Visos jos tokios. Rengė rečitalius įvairiuose scenose. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus rotušėje, Taikomosios dailės muziejuje, Lietuvos mokslo akademijos salėje, įvairiose sakralinėse erdvėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Austrijoje, Rusijoje, Suomijoje, Slovėnijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje ir va teatro sąjungos salėje galėsim pasakyti. Mes tikrai labai buvo didžiuojamės. Ir dar labai svarbus dalykas, kurį jau ir minėjau, kad solistės kūrybinis repertuaras yra toks nestandartinis. Jinai, kaip matot, ir Verdi dainuoja, ir kitus tokius populiarius operų kompozitorius, bet jos stichija ir jos stiprybė yra tas toks netradicinis ir kitoks repertuaras, kuris reikalauja tikrai labai didelio meistriškumo ir galbūt ne visada publikos yra greit suprantamas ir priimamas, bet tai yra tikrai jos stiprioji pusė. Ir dar viena labai stipri pusė yra tai, kad jos repertuare yra ir lietuvių autorių kūrinių. Ir dabar kaip tik paklausysime du iš jų. Tai Algimanto Raudonikio Meilės elegija ir Vakario Lopo Pūtė vėjas. Taigi scenoje Julija Stuknenė Kaliutė.
Ir koncerto pabaigai, na, koksgi koncertas ir kokia jo pabaiga be itališkų dainų. Tai Paolo Tosti Tavo lūpos ir Dino Olivieri Tornelli. Tornelli. Scenoje. O sugrįžk. Tai va, labai norėtume, kad ši miela publika vėl sugrįžtų. Sapete che